Pagaliau įsigijome bilietus į Normanų rūmus. Palazzo di Normanni, tai sicilietiškai vadinasi. Pastatas yra seniausia karališko rezidencija Europoje ir buvo Sicilijos karalystės valdovų privati rezidencija bei Friedricho II ir Konrado IV berods imperatoriškojo rezidencija. Normanų rūmai buvo pastatyti ant aukščiausio miesto taško. Po užkariavimo 1072 metais normanai pastatė kompleksą, kurį sudarė pilis, atlikusi karališkosios rezidencijos ir administracinio centro funkciją. Rūmų šerdį žymėjo 4 bokštai, kuriuose buvo dirbtuvės ir tekstilės laboratorijos. Valdant Ispanijos vicekaraliams 16 amžiaus pabaigoje buvo pridėta naujų architektūrinių elementų, atliekančių tiek reprezentacinės, tiek karinės funkcijas. Burbonų laikotarpiu rūmai buvo toliau plėtojami, ypač dekoro srityje, o nuo 1906 metų karališkiai rūmai yra Sicilijos regioninės asamblėjos būstinė. 1130 metais po pirmojo Sicilijos normanų karaliaus karūnavimo buvo pastatyta Palatino koplyčia, tapusi normanų kultūros ir krikščioniškosios religijos simboliu. Sakoma, nebuvai Palermėje, nebuvai Palatino koplyčioje, taigi užeiname. Tai geriausias normanų arabų Bizantijos stiliaus vyravusio 12 amžiaus Sicilijoje pavyzdys. Nuostabios mozaikos, raižytas ir dažytas medinis stogas, marmurinė apatinė sienų dalis, grindys. Tokio grožio sunku nupasakoti. Lubų raižiniai ypatingi, tai vadinamas Mukarno stilius. Tai arabų kūryba, dabar vadinama 3D, labai primena bičių korius. O šis stilius išvystytas Irake jau 11 amžiuje. Super gražu. O čia Sicilijos parlamentas. Tai vienas seniausių parlamentų pasaulyje veikęs nuo 11 amžiaus. Beje, Žalgirio mūšio metais Sicilijos parlamentas buvo perkeltas į daug kam žinomą Taorminos miestą. Po Antrojo pasaulinio karo Sicilijos parlamentas jau vadinasi Sicilijos regioninė asamblėja. Nes keletą šimtmečių parlamentas vaidino tik simbolinį vaidmenį, gal ir visai nieko nevaidino, nes Sicilija neturėjo jokių autonominių teisių.
Tai ką, tiek trumpai iš Normanų rūmų.